Jono Basanavičiaus aikštę gausiai susirinkę marijampoliečiai linksmai ir išradingai vijo žiemą iš Marijampolės. Šventėje buvo gausu užgavėnių personažų pasipuošusių išradingais kostiumais ir tradicinėmis kaukėmis. Aikštėje sukiojosi raganų, ščigoniai, saužiai, meškos, daktarai, jaunieji ir kiti persirengėliai žmonės įtraukė į linksmas šėliones. Tai čia tokia naujoviška ragana, tokia pareklamuoti savo saloną atėjau. Jei kam reikės, tikrai galiu ir iš mėnulio išpurti ir nustatinėjau iš medžių lapų, kai jis sprogs, tikrai galiu jau daug jaučiu, daug suprantu apie tą gyvenimą žmogaus ir galiu ir už pinigus ir galiu uždirbti. Kada pinės, prašau žiemą varyt lauk. Aha, o kaip varysi žiemą, kad jūs nelabai yra šiemet? O kas yra, tą ir išvarysim? Panašus į ožį, taip? O kas yra ožys šioje šventėje? Ožys yra vaisingumo simbolis. Na tai va, ne šiaip sau. Aš taip ir pasipuošęs normaliai. Susirinkusius smagiomis melodijomis linksmino Marijampolės kultūros centro kapelos Gudelė ir jo varai, dainuoti kvietė folkloro ansamblį Žibinyčia, šventėn atėjusius smagiai šokdino vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį Žolynukai ir Sūduvos gimnazijos folkloro ansamblis Klevelis. Užgavėnės viena žaismingiausių tradicinių švenčių. Jos ištakos siekia pagonybę, tačiau dabar glaudžiai siejasi su krikščionybe. Ši linksma šventė atriboja po kalėdinį laikotarpį nuo priešvelykinio. Jeigu kalbant apie Suvalkiją konkrečiai, pas mus nebuvo tokia gaji ta persirengėlių tradicija. Pas mus persirengėlių tradicija buvo trijų karalių laike. Maždaug nuo kalėdinio laiko iki trijų karalių laiko, vadinamo tarpušvenčių, pas mus tuomet vaikščiau persirengėliai. O suvalkiečiai mėgo užgavėnių dieną riebaus maisto prisigaminti ir su kaimynais smagų vakarą, smagų balių užsigavėjimų apturėti. Na, o dabar mes džiaugiamės, kad galim tą bendrą tokią lietuvišką tradiciją, kuri išplito iš Žemaitijos, persirengėliai sueit, pabūti tą dieną ne savimi, pabūti kuo nors kitu, kokią nors antgamtišką netgi būtybę ir taip šėliojant atsikratyti žiemą ir pažadinti pavasarį. Šventės organizatoriai džiaugiasi, kad liaudies tradicijos vis dar gyvos. Tai liudijo sausakimša aikštė ir žmonių noras pamiršti negandas ir linksmintis. Mums pasaulis siūlo daug visokių kitų kraštų švenčių ir jos lengvai pas mus prigyja, tai tradicijų puoselėtojams turbūt toks gausus susirinkimas į tradicinę šventę, į užgavėnių šventę yra tikrai didžiausias džiaugsmas akims ir širdžiai, kad žmonės supranta, kad tais užgavėnės reikia švęsti, kad susiburti, kad būti triukšmingiems, linksmiems, kad sočiai pavalgyti, visko paragauti. Tai iš tikrųjų šita šventė yra tikrai tradicinė ir niekur jinai nenutolus nuo mūsų lietuviškųjų tradicijų. Tai čia tikrai labai didelis ačiū marijampoliečiams, visiems svečiams, kurie suvyko pas mus, kad mes mokam ir galim švęsti tradicinės šventes. Nuo pat ryto aikštėje savo darbiniais viliojo amatininkai, skanumynų siūlė kulinarinio paveldo gamintojai. Kaip ir dera šiai šventei, aikštė kvepėjo kepamais blynais, o jais vaišino Lietuvos mažosios kultūros sostinės baraginiais bendruomenė ir Marijampolės profesinio rengimo centro būsimi virėjai ir virėjos. Užgavėnių personažai dalyvavo kaukių rinkimuose. Tradiciškiausių ir išraiškingiausių savininkai buvo apdovanoti. Šventės dalyviai galėjo jėgas išbandyti azartiškose varžytuvėse.
Kaip ir kasmet vyko lašininio ir kanapinio kova. Šventę vainikavo morės sudeginimas. Tikima, kad šio simbolinio akto metu laužo ugnyje sudega visos negandos, bet to tai padeda greičiau ateiti pavasariui. Sa